Labai gerai. Tai vadinasi, matot, ką reikia. Tai labas vakaras visiems. Aš tai jaučiuosi su jumis jau žinokit kaip namo grįždama. Tiek daug pažįstamų mielų veidų ir tiek tokių šiltų žmonių. Tai labai ačiū už jūsų kompaniją ir už jūsų bendrystę. Na ir ką, pasikalbėkim, ką mes čia gegužę galim gamtoj nuveikti. Apskritai labai džiaugiuosi, kad vaikštot, nepaisant to, kad ten tos programėlės neskaičiuoja, kad būnat gamtoj, tai aš gal pasidalinsiu apie savo patirtis su gamta ir pasidalinsiu keletą augalų, ką iš tikrųjų tai rinkti galima jų labai daug ką. Jau daug augaliukų yra pakilusių. Iš principo pavasarį renkam pavasarinius žiedus, kas žydi, balandį, gegužę, ar ne? Ir tai yra lapų metas. Pumpurų metas jau praėjo, dabar yra lapų metas. Todėl, kad nemažai lapų renkam tada, kai jie yra labai jauni. Kai yra patys šviežiausi, kai juose yra labai daug tos gyvybinės energijos, ypač medžių lapų. Tai vat, jeigu taip žiūrint, tai jeigu kažkas iš augalų žinot, kad yra tikrai ten vaistinis ar maistinis, ar galima jį naudoti iš ankstesnių kažkokių tai žinių, tai ir čiupkit, ir rinkit, ir naudokit. Nepaisant to, kad mano sąrašėlyje ir nėra. Nes vat, dabar yra tas pats geriausias metas rinkti tuos jaunus lapelius. Tai kas, palaukit, dabar bandau aš čia atvažiuoti iki prezentacijos. Nu, va, tai nu ką, bandykim važiuoti. Tai kas dar manęs nepažįsta ir kas nebuvo praeitais metais su manim susipažinę, tai aš esu Sigita. Palaukit, biškai čia žiūriu, kad katė neišjungtų visko. Oi. Taip, tai aš esu Sigita, aš su augalais ir gamta draugauju nuo pat vaikystės, bet pastaruosius 5-6 metus labai intensyviai. Kažkaip gamta vis daugiau mane šaukia, kviečia ir ypatingai vaistiniai augalai. Šiemet susiskaičiavau juos ir savo kukliam sodelyje, darželyje, tai pasirodo, kad aplink mane ir mano įvairių ekstraktų kolekcijoje yra bene jau 40 augalų. Dar prisisodinau šiemet naujų, tai bus apie 50. Vien vaistinių augalų, jau nekalbant apie laukinius augalus. Tai tokia truputėlį darausi pamišusi tuo klausimu. Ir kai paklausė, kodėl tu tą darai, tai aš neturiu tokio aiškaus atsakymo. Tiesiog einu iš tokio vidinės aistros. Nes labai mane gamta visada traukia ir aš ją labai kažkaip tai jaučiu ir suprantu ir kuo toliau, tuo labiau pradedu suprasti, kaip gamta iš tikrųjų atliepia ir moko mus visus, mane tame tarpe, tai va kažkaip su žmonėmis, nu jeigu uodega pasirodys, tai nepykit, tame tarpe ir sakyti apie augalus, bet gamta iš tikrųjų yra didi mokytoja. Ir vat su Vida šiandien, kai pradėjom, tai susijungiam, tai Vida sako, kad negalima jokios žolelės darže rauti. O aš šiemet nuo pavasario su karšva, žinokit, karšva užpuolė mano daržą. Ir aišku, žinau, kad tai yra nuostabus augalas ir šiandien truputėlį apie ją kalbėsiu ir labai naudingas. Bet ką svarbiausia noriu pasakyti, kad jeigu iš tikrųjų kažkoks augalas labai intensyviai mus, per mūsų dėmesį ar pajautimą, arba taip, kaip sakykime, naglai ar ne į daržą, be kur jau negalime suvaldyti, tai viskam yra priežastis. Tai mano atveju, tai istorija yra tokia, kad aplink mane pradėjo rasti žmonės, kurie vis paprašo, bet kažkokie reumatiniai podagriniai tokie prasidėjo tinimai, kažkokie tai skausmai. Mano pačios aš pasidariau tokį išsamų labai tyrimą irgi, aš dar nieko nejaučiu, bet jau kraujas rodo, kad yra polinkis į tai. Ir aš
nu, vat kažkaip tai tie ženklai susiveda ir kad, nu, ne veltui, ta garšva čia mane puola, ne, jinai man yra labai reikalinga, mano aplinkai yra labai reikalinga. Tai va taip, nu, gamta atliepia. Tai va gyvatos, va ta mano veikla ir yra labiausiai apie tai, apie mokymą, edukacijas, apie dalinimąsi tuo, ką aš gaunu iš gamtos, tiek produktais, tiek ir žiniomis ir va tokiamis patirtimis, kad mes iš tikrųjų visi grįžtumėm į tą ryšį su gamta, nes neįmanoma gyventi ryšyje su gamta ir nebūti darnoje, nes iš tikrųjų gamta jinai yra visą laiką balanse. Mums padeda susibalansuoti, jeigu tik tai mes gyvenam pagal jos dėsnius ir pagal ją. Dabar tokie keli svarbus dalykai, ar ne, kad jeigu renkam augalus, nesvarbu ar savo darže, ir vėl man ta garšva ateina į galvą, ar miške, ar pievose kažkur tai, ar ne, nu, nesipykim su augalais, nors šiemet susipykau su ta garšva, bet po to vėl susitaikiau ir vėl atsiprašiau ir vėl toliau bandau tartis. Augalai yra gyvos būtybės ir išmintingos būtybės kitokios, jų sąmonė yra kitokia, jie gyvena daug lėčiau, daug visiškai kitokį gyvenimą, bet iš tikrųjų jie yra sąmoningi ir tik taip galim paaiškinti kai kurios augalų poveikius. Tai tiesiog jokie cheminiai vaistai negali atkartoti augalų veikimo. Ir turi kontrastinius poveikius, gali ir valyti organizmą tuo pačiu metu ir maitinti, kaip pavyzdžiui, kiaulpienė. Jinai drenuoja, jinai diuretinis, jinai išvalo per inkstus, per šlapimą išvalo mūsų organizmą, bet kartu savo sudėtyje turi daug kalio ir kitų mikroelementų, kurie iš karto ir atstato. Kaip pavyzdžiui, tuo pačiu metu geriant kažkokius tai diuretinius vaistus ar kažką, tai jums reikėtų papildomai gerti kalį ar kitus mineralus, kad organizme nepritrūktų valant organizmą. Tai štai augalai, jie yra išmintingi iš tikrųjų. Ir dėl to pažinti tuos augalus ir juos naudoti, tai yra tikrai verta ir svarbiausia, tai į augalą eiti su tuo pajautimu labiau. Ne tiek, kad iš proto ar ne, kad koks tam poveikis čia galima ar negalima. Jeigu atkreipėt dėmesį augalas ir eikit ir jauskit. Paimkit lapelį, paragaukit ar ne, padėkokit. Ir kažkaip neseniai visai girdėjau kažkokia tam paskaita buvo, ar ne, kad kodėl tiek daug disbalanso gamtoje, ar ne, kodėl žemė taip kenčia, todėl kad anksčiau visada žmonės kažkaip tai, kai gyveno visiškai ryšyje su gamta, kažkaip tai jausdavosi dalimi tos gamtos ir visą laiką gražindavo gamtai, ar ne, auką, ir mes vis dar matom šamanai, ar ne, tos indėnų kultūros, jos turi išlaikę tą, kad jeigu kažką paima iš gamtos, tai gražina kažkokią tai auką, kažką tai paukoja, ar tai ten tabako, ar tai dar kažkokių brangių augalų, ar kažkokia tai kita, kas jiems yra priimtina. Tai yra tarsi tas gražinimas. Ne? Na, mes gal tabako nebūtinai turim aukoti, bet pavyzdžiui, labai graži auka, man atrodo, renkant augalus gamtoje, pavyzdžiui, išsinešti iš tos gamtos šiukšlės, ar ne, ir padėti gamtai taip. Tai būtų mūsų auka gamtai apsivalyti savo šiukšlynus ir surinkti tai, kas jai apsunkina iš tikrųjų gyvenimą, ar ne? Na ir labai svarbu vis dėlto augalus pažinti, tikrai juos atskirti. Yra programėlių įvairių, yra internetas, šiais laikais tikrai tai yra nesudėtinga. Ir aišku, kaip ir anksčiau žmonės neturėjo knygų, ar ne, jie ragaudavo, bandydavo, tai jeigu kažkas labai patraukia dėmesį, tai galima nedidelę dalį, ar ne, ar lapelį, ar žiedelį paragauti ir pajausti, kaip jisai veikia mūsų kūną. Bet tikrai, jeigu augalas yra kartus, ar yra kažkoks tai labai uodega, uodega sutvarkė mano prezentaciją, tai
tai tada iš tikrųjų klausyti savo kūną, ne, klausyti, kaip tas augalas veikia mano kūną ir jeigu kūnas reaguoja, kad ne, ar tai yra aštru kartu ir negaliu, ir sutraukia, tai ir nesinori, tai ir nereikia. Ir nenaudokim to. Na ką, pirmas augalas, su kuriuo norėčiau supažinti, labai gražus, dabar labai žydi ir tikrai visur paplitęs. Tik mažai kas žino, kad ją galima ir valgyti. Ar ne? Tai yra tos mūsų įprastos alyvos. Alyvų žiedai yra vartojami ir tikrai tradiciškai buvo vartojami labai plačiai. Prezentaciją aš jums persiųsiu, Vida persiųs, tai jūs čia tų receptukų ir tų neskubėkit rašytis, nes viską gausit, galėsit pasinaudoti, čia bus visokių antpilų, visokių kaip pasidaryti, labai paprastai. Bet pirmiausia, ką gali, tai tas alyvas ten, kur yra švaru, ten, kur nėra mašinų, gatvės, kažkur tai soduose, kažkur apskritai visus augalus, kur yra mašinos, gatvės ir tik keliai, nerekomenduoju tikrai rinkti, nes augalai žemė surenka visas išmetamąsias tas sunkiąsias daleles iš sudegintų degalų ir visą tai mes suvalgom, o mūsų kūnai ir taip daug šito turi, tai nebevartokim šito. Tai švariose vietose alyvas renkam, ar ne? Renkam žiedelius, visi žiedeliai, su žiedais elgiamės subtiliai, atsargiai, ar ne, nes jie yra gležni, žydi trumpai, tai žiedų niekada nepilam arbatoje irgi su verdančiu vandeniu, geriausia 80 laipsnių temperatūra ir visą laiką uždengiam, kad nepabėgtų eteriniai aliejai ir kad neišgaruotų ar ne visas gėris. Galima alyvas naudoti labai ir skausmą nuima. Yra prieš uždegiminis, galima kompresus daryti išoriškai, galima ir į vidų vartoti, jeigu ten anūkam ar vaikam, galima tiesiog alyvas užpilti augaliniu glicerinu, padaryti tokią glicerininę ištrauką. Jinai nebus labai skani, bet jos reikia labai nedaug, po truputėlį nuo kosulio labai gerai. Galima pasidaryti labai gražų sirupą, aš darau, jis irgi galbūt nebus labai skanus, bet šiek tiek tam grožiui ir tom savybėm į vandenį, su, sakykime, kažkokiu tai medum ar dar mėta, dar su kažkuo kitu, tai tas sirupas toksai labai geras variantas. Sirupą darom užpildami alyvas šiltų arba iš viso šaltų vandeniu, paliekam, kol galima ir per naktį, kol vanduo ekstrahuoja, ištraukia iš žiedų medžiagas ir po to pasidarom 1 prie 1, tai yra tiek, kiek yra skysčio šito, tada nusunkiam tas alyvas, gaunam skysčio, tiek, kiek yra skysčio, tiek gramų dedam cukraus. Pašildom, kad ištirptų cukrus ir tada į sterilius buteliukus ar indelius ir uždarom. Galima laikyti šaldytuve, šiaip jeigu 1 prie 1, nes kodėl, jeigu bus mažiau cukraus, tai tada ges, o jeigu bus daugiau cukraus, tai tada kristalizuosis, cukruosis ir gausis toksai kristalizuotas, nebe visai sirupas. Tai va tas 1 prie 1, jisai ganėtinai gerai stovi, jeigu tikrai steriliuose induose, tai galima net nelaikyti šaldytuve, pas mane stovi dar iki šiol praeitų metų sirupai. Aš jų darau tikrai daug, nes mano vaikai jokių ten tinktūrų ar kažko negeria be šitų sirupų įvairiausių, tai žodžiu, sirupai man yra toks labai svarbus, kaip vienas iš vaistinių preparatų. Kitas augalas, kuris turbūt gal mažiau žinomas ir mažiau girdėtas, bet dabar jisai yra įvairių ežerų, pelkių, paežerių pakrantėse ganėtinai paplitęs Lietuvoje. Trilapis puplaiškis, pagal pavadinimą žinom, kad turi 3 lapus, o toks atraukas visiškai vandenį, pakrantiai, žiedelį matot nuotraukoje. Labai toksai mano neseniai atrastas visiškai
augalas įdomus, bet labai mums svarbus detoksikacijai kūnui. Būtent kepenų, tulžies visai sistemai detoksikuoti, antiparazitinis, valantis stipriai ir netgi turi priešvėžinių savybių. Reguliuoja imunitetą, moduliuoja, žodžiu, padeda susitvarkyti. Ir tikrai toksai stiprus, bet kartu, toks labai svarbus augalas. Matot, lapas, 3 tokie aiškiai atskirti lapeliai. Žodžiu, labai stipriai veikia per virškinimo sistemą, skatina tulžies išsiskyrimą, gydo gastritą, jeigu yra vidurių užkietėjimas, pilvo pūtimas, tulžies pūslės akmenligė, labai valo kraują ir tas kraujo valantis poveikis tai yra būtent susijęs ir su priešvėžiniu poveikiu. Tai toks tikrai rekomenduočiau, kas turit galimybę prie kažkokių ežerų ar pelkių paieškoti, pabraidyti ir pasirinkti šitų lapų, kur dabar tikrai jiems yra laikas rinkti. Yra kartus augalas, nėra labai skanus, bet jo nereikia daug, apskritai visus nuovirus ar arbatas, ką darom, ar ne, jeigu vaistams, tai geriausia pasidaryti tokį truputėlį stipresnį nuovirą ir tada jį gerti daugiau kartų per dieną mažesniam normom, ar ne, kad nereikėtų ten karčios arbatos gerti viso puodelio ar stiklinės, tai tą pačią stiklinę išgeriam per 4-5 kartus. Taip, štai toks gražus žiedas puplaiškio. Toks labai galima naudoti ir burnai skalauti, ar ne, ir parodontozės įvairios, stomatitai, išoriškai antiseptinis irgi žaizdom kažkokiom tai rožinėms ir panašiai. Žodžiu, toks labai valantis augalas, ne, ypatingai tokiom būsenom, kurios yra drėgnos, sustoja kažkokie stagnuojantis, ar ne, kaip pelkėje stagnuojantis vanduo, ar ne, ir duoda tokį arba buvimą, ar ne, jeigu stovintis vanduo, tai organizme irgi ten, kur kažkas tai stovi, kur yra kažkas tai pūliuoja, ar kažkas tai pūna, ar kažkas tai pilvą pučia, ar ne, tai pūtimas tas ir išeina iš to, kad kažkas yra nesuvirškinta, kažkoks yra perteklius, kurį reikia tvarkyti, išvalyti, tai va čia puplaiškis yra labai geras pagalbininkas. Na, dar viena gražuolė, kurios tikrai yra gausu miškuose ir pievose, tai yra vaistinė plautė. Pats pavadinimas sako, kad labiausiai tinka ir padeda mūsų plaučių sistemai. Galima visą augalą, ir lapelius, ir žiedelius, bet jinai pavasarinė, tai jos reikia ieškoti dabar. Jos yra kelios rūšys, sekančios skaidriai matysit, yra kita tokia rūšis su tokiais dėmėtais lapeliais. Ir abi rūšys jos yra naudojamos ir puikiai tinka vaistai. Turi daug mikroelementų, turi vitaminų, rauginių medžiagų, žodžiu, tokia labai irgi turtinga gėlelė. Arbata buvo vartojama atsikosėjimui lengvinti, įvairiausius kvėpavimo takus, plaučių uždegimus, bet tuo pačiu ir gali gydyti žarnyną, šlapimo pūslę, išoriškai taip pat sunkiai kenčia žaizda, šunluotės, hemorojų, kadangi turi tanino, turi traukiančių medžiagų ir dėl to visur, kur trūksta to tonuso, ar ne, audiniuose, tai plautė irgi yra labai gerai. Ir plautė gali padėti sureguliuoti skydliaukės veiklą. Tinka ir vaikams, pakankamai švelni gėlė, tai pas mane jinai auga tiesiog gėlynė, matot, taškuotai šiek tiek lapeliais plautės, smulkiais violetiniais žiedeliais. Galima daryti nuovirą, tai nuoviras tai yra kaip paverdama auga. Tai toks visada bus šiek tiek stipresnis,
Antpilas tai yra mūsų taip vadinama arbata, kai tiesiog užpilam karštu vandeniu ir palaikom. Paprastai labai mėgstu daryti arbatas į termosą, tai tada gaunasi toks antpilas, bet kartu jisai stipresnis kaip ir nuoviras, nes termose augalai turi galimybę stipriau prisitraukti ir stipriau ekstrahuotis ir medžiagas atiduoti. Ir paskui pasidarau termosą iš ryto ir tada per dieną aš tą termosą sau geriu, nebereikia kiekvieną kartą virti arbatos ir panašiai. Tai labai rekomenduoju. Plautė taip pat naudinga sergantiems maža kraujyste. Labai padeda medžiagų apykaitą skatinti. Skrandžio, žarnyno, inkstų, šlapimo pūslės uždegimams, ginekologinėms ligoms gydyti. Ir matot, daugumas augalų ar ne turi labai plačius poveikius, neturi vieno, veikia ir plaučius, ir virškinimą, ir lytinę sistemą. Tai dažnai nereikia daug kažkokių augalų ir stipriai, reikia tiesiog atrasti savo, kas tuo metu mums reikalinga, o tą mes galim tiesiog pajausti vaikščiodami gamtoje ir pagerti ir tie augalai, jie balansuoja visas tas sistemas, dažniausiai didumą tų sistemų nereikia daug augalų, kad tą padaryti. Užtenka 1, 2, 3. Ir sekantį paėmiau jau medį. Medžių lapų iš tikrųjų galim rinktis ir daugiau. Bet medžio lapus geriausia dabar jau ir rinkti pavasarį, kol dar jie yra visiškai jauni, gležni, neuždėję to savo tokio vaškinio apdangalo, kuris yra ir apsauga nuo visokių kenkėjų, bet kartu ir bręsta tas lapas, nes toks kietesnis darosi. Tai ypač beržo lapeliai labai gerai yra visai šlapimo sistemai, skrandžiui, žarnynui, inkstams, labai tinka sergant onkologinėms ligoms, aterosklerozei, labai raminantis taip pat augalas, aš tai labiau laikau tokį linksminantis augalas. Man beržas toks yra linksmas jaunuolis, toksai medis. Bet kalbant apie medžius apskritai ir medžių lapus, ar ten, pavyzdžiui, lazdynų lapai labai naudingi, šermukšnio lapai, ar ne, ąžuolo lapai, sutraukiantis taninus. Visi medžiai reikia turėti galvoje, kad jie vis dėlto yra daug stipresni negu kad gležni augalai augantis ant žemės, vadinkim taip, kurie nėra medžiai, ar ne, kiti augalai. Medis vis dėlto, jis yra galingesnis toksai, ne, augalas jisai daug metų augo, jo šaknis giliau, ar ne, jisai toksai rimtesnis, stipresnis augalas, dėl to su medžiais reikia atitinkamai elgtis, ne, taip atsargiau šiek tiek, taikingiau, su dar didesnė pagarba, medžiai turi dar daugiau išminties ir iš tikrųjų daug gali. Užtenka kartais pastovėti prie medžio, kad gauti tai, ko mums reikia. Tai labai ir beržas yra stipriai valantis, dėl to jo ilgai ir daug vartoti nereikėtų. Su juo reikėtų taip saikingai, žodžiu, savaitę pavartojam, tada vėl nutraukiam. Žodžiu, su medžiais taip saikingiau, švelniau, atsargiau reikia, nes jie yra stiprus, jų daug nereikia. Tai beržo ir kitus lapelius geriausia rinkti dabar, kol jie yra jauni. Ir iš tikrųjų beržą labai gerai turėti, ypatingai kai visa, kūnui į antrą mūsų jau taip suprantama amžiaus pusę pereinant, mūsų visos sistemos būna dažnai nuvargę, visos reguliacinės sistemos, ne tiek skydliaukė, tiek antinkščiai, tiek kitos hormoninės liaukos ir sistemos, kurios užtikrina iš esmės mūsų išgyvenimą. Tai tokie augalai kaip beržas ir kiti augalai, jie mums reikalingi būtent palaikyti tas sistemas. Palaikyti inkstus, kurie atsakingi už išvalymą mūsų organizmo, ar ne, šlakus, visus toksinus, o mes jų tiek daug gaunam su visu šito nešvariu maistu,
iš oro, ar ne, užterštumo, ta pati žemė užteršta, ar ne. Tai tikrai gaunam labai daug tų visokių toksinų ir to valymo tikrai niekada nėra per daug. Tai vat beržas yra tas, kuris gali čia šitoj vietoje labai padėti. Bet vėlgi beržą renkamės tą, kuris auga miške, toli nuo miške ar soduose ar kažkur, bet kur yra toli nuo didelio automobilių srauto. Na ir mano šių metų draugė, mieloji, ir susipykom, ir susitaikėm, ir vėl susipykom. Garšva. Iš tikrųjų labai naudingas augalas, labai maistingas, galima ją ir kaip maistui vartoti, vėlgi nereikia padauginti, 2-3 lapeliai, jeigu kokį kokteilį ir užtenka maišant su kitais augaliukais. Jaunus lapelius galima rinkti dabar, vaistažolėm tinka ir šiek tiek vyresnė garšva, bet nebetinka tada, kai jau pradeda žydėti. Pradeda krauti žiedus, tai tada nebetinka garšva. Na, su garšva, kaip ir minėjau, mano santykis toksai konfliktinis, bet aš labai dabar mokinuosi nekonfliktuoti su gamta, net ir savo sode, bandyti suprasti, kaip bendradarbiauti, o nekonfliktuoti. Tai ką supratau apie garšvą, kad iš tikrųjų yra ypatingai stiprus ir galingas augalas dėl to, kad jinai auga ten, kur niekas kitas neauga. Ir jeigu kažkur jau yra visai prasta žemė ar paprastas paviršius, joks kitas augalas negali įsitaisyti, bet garšva tai būtinai įsitaisys. Garšva, kiaulpienė, tie 2 augalai, kurie iš tikrųjų, iš esmės mums jų galėtų ir pakakti viskam, nes ant tiek yra stiprus ir galingi augalai, tuo pačiu ir nuvertinti, kad juos vartojant iš tikrųjų mes galėtumėm daug problemų susitvarkyti. Tai matot, ir imuninė sistema, ir nuskausminamieji reumatui podagrai. Podagra juk nuo viduramžių buvo laikoma ponų ir vienuolių liga. Tai yra tų, kurie valgydavo per daug ir per sočiai ir per riebų maistą. Podagra ir yra, kai šlapimo rūgštis kaupiasi organizme, atsideda kristalai mūsų galūnėse ir sąnariuose ir tada prasideda skausmai. Tai yra tiesiog gyvenimo būdo liga. Tai, o dabar, kadangi mes visi ponai ir visi prabangiai gyvenam, tai ta podagra iš tikrųjų ir yra toksai, praktiškai labai labai stipriai paplitusi liga, kuri vėliau vystosi į visokius artritus ir kitokias. Tai garšva labai už tai ir garšva paplitus, kadangi jos labai reikia, tik tai mes ją ignoruojam ir pykstam ant jos. Ir nežinom, kaip ją, bet jeigu mes gerdami ją susitvarkytumėm savo problemas, tai ir ta garšva taip neplis. Sigita, o galiu paklausti šitą vietą. Žiūrėk, aš čia perskaičiau, kad sultis naudinga gerti esant galvos svaigimui. Tai ta galvos svaigimą, ar jinai čia, koks jo požymis, kaip čia, kilmė? Nes jinai per kraujagyslių valymą, jinai kraujotaką šiek tiek aplengvina. Ir praskystina kraują. Tai dėl to. Tai pavyzdžiui, tas garšvų sultis, tai dabar aš tada kaip aš jas išspaudžiu, ar sublenderiuoju, ar kažkaip, kaip jas paruošti, žinai? Tai blenderiuoju, bet šiaip tai sultis paprastai namuose arba su sulčiaspaude, jeigu yra tokia, kuri gali spausti lapus ar ne, o pats paprasčiausias toks jau senobinis būdas, kurį aš, pavyzdžiui, irgi naudoju kai kuriam lapam, kur mano sulčiaspaudė neima, tai yra mėsmalė. Elementari senobinė mėsmalė, dedi į mėsmalę ir mali. Ir tada, kai mali, tai tos sultis ir bėga. Ją ten spaudžia ir sultis ir bėga. Tai arba sulčiaspaudę, arba galima tiesiog blenderiuoti šiek tiek vandens įpylę ir vis tiek gaunasi. Taip čia kaip patogiau. Sultis iš principo galima spausti ir šaldyti. Pavyzdžiui, susišaldyti sultis į mažus ledukų tuos indelius, ar ne, kur ledukus šaldom. Prisišaldyti, sušaldom į maišelį ir tada žiemą po vieną per dieną ar ten po 2 tuos ledukus
Nu, ar į vandenuką atsišildėm ir galim visus metus gerti mes karšvą. Nes suprantat, nu kaip su tais augalais, kaip sakau, kiek metų tą organizmą alinam, tiek paskui mėnesių reikia jį atstatyti. Tai vat, nu, dažnai jų reikia ilgą laiką, ne, kol jau pajaučiam, kad nebereikia. Tai garšva va tokia, jinai galima sultis, nu, nes josgi nestovės, ar ne, viskas, kas vandeniniu pagrindu, jos genda. Tai arba šaldom, nu, virti turbūt nelabai gerai, arba pačią žolę šaldom, bet gal sultis ir patogiau, ar ne, nes paskui žolę vėl reikės dėti į kažką. Nu, galima susišaldyti, pavyzdžiui, sriubas paskui dėti, arba į tos pačius žaliuosius kokteilius. Bet, pavyzdžiui, tokie kaip aš, kurios, nu, mano kūnas yra šaltas, tai man žiemą žali kokteiliai aš visiškai man visiškai ne. Tai man geriau va tada tokia, kaip sakau, mažos dozės, koncentruota, aš į vandenį įpyliau, makt išgeriau kaip vaistą ir man gerai. O jinai karti ar ne? Jinai nėra labai karti, bet jinai tokia labai žolinė, štai tokia kaip nu, šienas ir tai dar skaniau, jinai tokia, nu, tikrai nėra labai skaniai, jinai tokia žolė. Tai aš žinokit, ką darau, aš tada dedu citriną ir dedu nemažai citrinos. Ir tada, kadangi man patinka aštriai, tai aš dar truputėlį dedu imbiero. Tai va tada tokį miksą pasidarau ir tada jau man skanu. Tada prisimaišau žolių ir tada, nu, va, kažką pasiskaninti. Jeigu į kokteilį galima šiek tiek galbūt bananą, ar ten kokią datulę, ar dar kažką. Nu, va, kam kas patinka, ne, kaip tą skonį pasiskaninti, kad jisai būtų. Mano mama negali garšvos žalios iš viso labai daug valgyti ir gerti. Aš jai kaip kokteilį padarau, tai jai ten išneša visus vidurius viską. Tai aš džiovinu ir dedu į kapsulę. Jinai geria kapsulėse. Tai vat galima tiesiog susidžiovinti ir tada susimalti į miltelius, pavyzdžiui, ir šaukštelį miltelių per dieną paimti ir tada ant košės užsibarstyti, ar ant dar kažko, ar tiesiog į jogurtą kažkokį tai įsibarstyti, ar, nu, kažkaip kitaip, bet, žodžiu, tada galima milteliais. Tai, vat, nu, tų būdų yra įvairiausių, kaip ją naudoti. Taip, tai, vat, matot, ir gerina dantų, nagų, plaukų būklę, žodžiu, labai maistinga, jinai, nu, tokia, sakau, aš ten nusiėmiau visą tą garšvą avietinę, kur jinai mane užpuolė ir susidžiovinau. Nu ką, draugausim, kad jinai ten nebebujotų, kad jai nebebūtų poreikio. Taip, kitas mano šiemet labai atrastas augalas, tarsi visi žinom, kad serbentai, uogos labai maistingos ir vitaminai ir visa kita. Bet serbentus jau norima priskirti prie taip vadinamų tų, čia tie vadinasi, adaptogeninių augalų. Tai yra tų augalų, kurie balansuoja visą organizmą ir prisitaiko prie organizmo poreikio. Tai šitą funkciją labiausiai atlieka lapai ir pumpurai. Aišku, uogos irgi yra labai gerai, bet dabar yra laikas rinkti lapus. Labai vertingi, kas turi kažkur tai savo soduose, ar tai pas kaimyną, pas giminės kažkur, tikrai rekomenduočiau pasirinkti lapų. Ir apskritai aš praktikuoju serbentų lapus, įdėti po vieną lapą į visas kitas džiovintas žoles. Dėl to, kad labai nemėgsta serbentų kandžiai. Tada nelabai puola džiovintus augalus kandžiai. Žodžiu, turi serbentai tokį stiprų poveikį prieš visokius tai skraidančius ir visokius kenkėjus. Ne? Apskritai serbentai labai palaiko antinkščius, tai yra mūsų energijos gamybos ir išgyvenimo centrą, padeda kortizolį palaikyti, kortizolis užtikrina, kad mes galėtumėm veikti ir gyventi. Žodžiu, toks labai svarbus šitas augalas yra mums. Na ir matot,
kad veikia jisai vėlgi labai, labai daug, bet jisai veikia taip balansuojančiai. Jis yra labai švelnus, tarp kitko vienas iš tų, kuris yra labai skanus bet kokią formą. Ar darysim kažkokią tai spiritinę ištrauką su degtine, ar darysim arbatą, galima fermentuoti lapus ar ne, prisirinkus žalius lapus, truputėlį ar sumalti, ar vėlgi kažkaip tai sumaigyti gerai, atsiprašau, kad išskirtų savo šiek tiek tas sultis ir drėgmę, palaikyti kelias dienas uždaram inde kažkokiam tai, ar stiklainė, ar kažkur tai, ir tada po tų kelių dienų pasifermentavimo išdžiovinti. Tada gausis tokia skani, tikrai labai skani arbata, kurią irgi rekomenduočiau gerti ilgą laiką, žiemą, kartu su kitam arbatom galima dėti visas kitas arbatas. Tai tas vienas iš tų augalų, kuris ir labai labai naudingas ir kraujotakai padeda, bet ir kartu yra labai skanus, kas dažnai būna problema, ar ne? Ypatingai, jeigu reikia vaikam ar kažkokiem, mano, pavyzdžiui, vaikai tai nieko negeria, sakau, be sirupų ar be ko, neskanu ir nesirūko, čia vaistas negeria. Tai aišku, randam visokių sprendimų, bet serbentai tai yra tie, kurie tikrai yra skanūs. Na, čia irgi galima antpilą daryti, arbatą. Galima skinti 2 kartus per metus, ar ne? Prieš vaisius, ar ne? Ir po to galima į šaldiklį dėti. Žodžiu, čia rasit visokiausių receptų. Dabar našlaitė. Čia irgi vienas iš tų mano mėgiamų augalų, kuris, kaip aš sakau, yra labai maža, labai gležna. Tikrai visi žinom, ypatingai žinom trispalvę našlaitę, kurią broliukais vadina, ar ne? Tai net ir ta našlaitė tinka, bet geriausiai, aišku, yra tos miškinės, viola odorata, bet tinka ir kitos. Visos jos yra labai drėkinančios organizmai, ypatingai kai yra jau toks sausėjantis organizmas. Ir labai iš tikrųjų naudingos tiek mūsų visai kvėpavimo sistemai, tiek audiniams ir virškinimo sistemai, bet ir nervų sistemai. Nes mūsų nervų sistema iš tikrųjų labai stipriai priklauso nuo drėgmės, bet ta drėgmė jinai ne vandens pagrindu, bet aliejų pagrindu. Ir būtent našlaitė, jinai tarsi savyje tų aliejų neturi, bet jinai sutepa visą tą sistemą su savo drėgme, visus mūsų audinius ir tada nerviniai signalai gali lengviau praeiti, nesiblokuoja, dėl to ramina ir gali padėti nemigą, su nemiga, žodžiu, toks labai balansuojantis poveikis. Bet vėlgi, kadangi yra labai gležna gėlelė, ar ne, su žiedeliais labai atsargiai, tik šiltų vandeniu, net ne 80 dar mažesnė temperatūra, ypač jeigu norim išsaugoti labai gražią violetinę spalvą. Tai vėlgi man labai patinka našlaičių sirupas, užpilam šiltų vandeniu, palaikom, labai greitai ganėtinai išsitraukia tos medžiagos galima ir lapus ir žiedus, viskas kartu tinka. Lapus ir žiedus galima džiovinti ir naudoti ir džiovintus, bet sirupą pasigaminus, tai kai tą visą grožį violetinę vėlgi nukošiam, galim pridėti citrinos, dar šiek tiek pašvelnės ta spalva. Ir tada vėlgi 1 prie 1 dedam cukrų ir užsidarom. Tai bus labai gražus ir gėrimams, kokteiliams galima. Gražius kokteilius daryti vasarą su šituo violetiniu sirupu. Ir kartu bus vaistinis ir kartu bus maistinis. Tai žodžiu, vėlgi ir valo, ir atstato kartu, bet labai jinai padeda būtent, kai trūksta drėgmės organizme. Kažkas
šlapimo pūsliai būna uždegimai jau dėl to, kad yra kažkoks tai smėlis, kažkokie išsausėjimai, ne, ten kur sausa, ten jau darosi tokie perštėjimai, pleišėjimai kažkokie ir visa kita. Tokį našlaičių nuovirą pasidarius galima žaizdas plauti, jinai tokia irgi ir oda, ne, kažkokias tai bėrimus, egzemas, ten kur sausi tokie, ne, sausos odos būklės, tai našlaitė, jinai tokia labai drėkinanti magija. Na va, tai kitas labai pažįstamas augalas, kurį irgi dabar labai gerai yra rinkti dėl to, kad jauni lapai, jie tokie gležnesni, minkštesni, jie tinka šiaip ir vėliau rinkti, bet dabar tokie jie yra, kaip aš sakau, gyvi, pilni gyvybės. Labai svarbu, kas turi cukrum problemų, labai šitas augalas geras, irgi yra drėkinantis augalas. Bet mes gyslotis žinom visi iš vaikystės, kaip dedam ant žaizdos ir traukia, ne, gyslotis ištraukia ir į vidų vartojant, ištraukia visus toksinus ir viskas, kas nereikalinga. Ištraukia ir kartu pamaitina ir atjaunina. Jeigu norite jaunėti, tai prašom vartoti gyslotį, gerti arbatas, dėti į arbatų mišinius, galite daryti tinktūras, įvairias infekcijas gydo, viduriavimą stabdo, išoriškai irgi, žodžiu, gyslotis toksai labai universalus ir dabar gegužė tikrai labai gražus, švelnus ir smagus, galima net į salotas. Miško gražuolis. Vaikystėje nežinau kaip jūs, bet aš tai visą laiką ir dabar, mes kai su dukra einam į mišką, visą laiką tą kiškio kopūstį negali praeiti ir vis dedi į burtą. Ir atrodo, kas čia, atrodo toksai gležnas augaliukas, kiek čiagi jo prisirinkti. Bet iš tikrųjų yra gamtoj, kažkaip aš pastebiu, kad yra labai daug tokių, atrodo, gležnų, silpnų augalėlių, kurie savo vidumi ir sudėtim yra labai galingi pagalbininkai ir gydytojai tokie ir mokytojai. Va, tai labai naudinga, kai yra apskritai intoksikuotas organizmas, jie žinom, kad yra rūgštus, labai skanus, galima dėti įvairiausius patiekalus. Galbūt daugiau reiks padirbėti jų prisirinkti, nes jie tokie mažučiai, gležnučiai, bet tikrai labai verta. Antiseptiniai, antimikrobiniai, įvairiausias virškinimo problemas, burnos įvairiausios problemos, jeigu blogas kvapas iš burnos, tiesiog galima kramtyti tuos lapelius. Ta rūgštis, jinai tokia yra valanti irgi visą mūsų organizmą. Per visą virškinimo sistemą veikianti, vėsinanti, tai jeigu yra karštesnis organizmas, tai tikrai labai naudinga. Galima išdžiovinti, džiovintus naudoti, galvos skausmą, įtampą gali sumažinti. Ypatingai tą, kurį mes dabar daugumas patiriame, dėl streso, dėl įtampos, tai vien jau tas faktas, kol rinksim kiškio kopūstį, jau atsipalaiduosim, nes būsim miške ir pats procesas nuramins, ar ne, ir nerimą. Ir dar paskui pavartojus jį, dar labiau atsipalaiduosim ir per smegenų sistemą, per visą centrinę smegenų ašį, kiškio kopūstis gali labai padėti. Tai va, toksai irgi dabar žydintis labai gražus augalėlis. Na ir viena irgi labai pažįstama, labai žinoma, bet nepakankamai įvertinta, kaip aš sakau. Tai yra ta mūsų laukinė žemuogė. Vėlgi visi žinom skanias uogas, smulkutė, gležnutė, bet labai galinga. Žemuogę atradau iš naujo vėl čia visai neseniai. Vartojamas vaistams visas augalas. Labai vertingos ir šaknys. Tik aišku, neinam ir neraunam plotais, nes po to nebeturėsim žemuogių. Bet
galim šiek tiek su šaknim, bet pakankamai stipriai veikia ir lapai. Reguliuoja labai visą per centrinę nervų sistemą, būtent endokrininę šitą antinksčių visą ašį hormoninę, kuri dažnai sukelia tokias autoimuninės odos problemas, tokias egzemas, psoriazis ir taip toliau. Kai būna pervargę antinksčiai, tai kortizolis nebesusitvarko ir kaip galutinė gynyba ir gelbėjimasis organizmas įjungia imuninę sistemą ir tada kyla tos visokios nemalonios odos ligos. Tai per savo reguliacinį ir valantį poveikį žemuogė yra vienas iš tų augalų, pagrindinių augalų, kuris gali padėti šitas visas odos ligas sutvarkyti. Ir labai gerai ir degtine užpilti visą augalą ir pasidaryti tokią užpiltinę, bet galima gerti ir arbatas išsidžiovinus, maišyti su kitais augalais. Aišku, uogos labiau dėl mineralų naudingos, bet jeigu vaistams, tai yra lapai, kurie dabar ir yra geriausia iš tikrųjų rinkti. Ir jeigu didelis plotas, tai galima vieną kitą ir su šaknimi išsirauti. Aš čia pavasarį pas mane jos auga tarp mano serbentų, laukinės žemuogės, atsikraustė iš miškelio šalia, tai truputėlį ravėjau serbentus, tai ir prisiroviau tos žemuogėlės. Kartais susitarėm. Na va, čia šiek tiek ką jinai dar daro, egzemai, spuogams įvairiausiams, galima burną skalauti. Bet, vėlgi, ką reikia suprasti, ar ne, kad niekada mes neišgydysim nei egzemos, nei kažkokių kitokių ligų, jeigu nepašalinsim priežasties. Dažniausiai priežastis yra gyvenimo būdas ir mityba. Tai jeigu jau gydom kažkokias tai ligas, tai reikia žiūrėti ir reguliuoti ir mitybą, ir judėjimą, ar ne, ir galų gale mąstymo būdą, nes visos ligos prasideda nuo ten. Nes mūsų centras reguliacinis yra čia, tai va, nuo čia ir prasideda viskas. Na va, tai tiek šiandien jums norėjau tų augalėlių, tai kaip ir minėjau, jų iš tikrųjų yra daug, galima rinkti daug, bet net ir šitos visus, ką paminėjau, susirinkus ir daugiau nieko neturint ir geriant, džiovintus ir žiemai per visą sezoną tikrai stipriai galima apsivalyti ir apsireguliuoti organizmą, tiek imunitetą, tiek įvairias kitas disfunkcijas kūne ir to pilnai užtenka. Tad iš tikrųjų kvieščiau, vadovautis savo pojūčiais, ir apsidairyti aplinkui, kas yra aplink jūs, ką pamatot vaikštant, jau tų augalų tikrai nemažai pažįstat, tai tą ir rinkit. Orientuojamės į lapus dabar, į žiedus, ar ne, prisirinkit, prisidžiovinkit ir gerkit tas arbatėlės. Ir žiūrėkit, kaip jos veikia jūs. Ir tikrai nebijokit, labai kažkaip tai dabar studijuoju su medikais čia 1,5 metų tokius mokslus ir apie augalus, kartu kaip augalais balansuoti organizmą. Ir labai, žinokit, susiduriu su tuo, kad yra labai daug baimės. Labai mes bijom to. Ar ne? Tiek esam jau įpratinti prie vaistų, kad vaistą paėmė ir atrodo saugiau. Iš tikrųjų viskas yra atvirkščiai. Gamtos nereikia bijoti, reikia susipažinti, joje reikia būti, atsiverti jai ir tiesiog įsileisti ją į gyvenimą ir tada jinai nebėra tokia baugi, viskam reikia saiko, augalų nereikia daug ir koncentruotų ir didelių dozių, reikia po truputėlį, bet geriau ilgesnį laiką, stipresnis, kartesnis kažkoks tai augalas dar mažiau, ar ne? Po nedaug, po truputėlį, saikingai, bet įsileisti tą gamtą tam, kad susibalansuotume. Gerai, tai aš nežinau, ar turi dar kažkokių klausimų, dar kažkas čia kažką parašęs, tai pažiūrėsiu čia.
Gerai, Aš čia. tada stabdau įrašą, kad būtų saugiau klausimus mums uždavinėti, jeigu būtų.